Sveiki visi, lyja, antra para lyja, viskas šlapia, žolę vis tiek pjovėm, euriukas vis dar pjauna, bet šiandien ne apie lietų. Mūsų šeimoj ne tik Heraklis, bet mūsų šeimoj dar yra ir žmogus voras. Na, aš taip pavadinau, tai mūsų sūnus, nuostabus sūnus, darbštuolis, atsakingas, protinguolis mūsų. Taigi vaikas pradėjo dažyti mūsų namelį, tai kaip tikras žmogus voras. Dabar dažyti negalim, nes lyja. Bet pradžia jau yra. Va, ir į kokį jisai aukštį lipo. 5 metrai aukštis. Ir vaikas dažė 5 metrai. Mūsų darbštuolis, žmogutis voras. Va, taip viskas atrodo ir taip atrodo mūsų žmogutis voras. Šaunuolis, mūsų darbštuolis. Taigi bus mūsų namelis gražus, dažytas, bus saugu jau. Ta prasme, nameliui saugu. Turbūt nesupus. Dėl to turbūt dažoma. Štai. Toras sakė nufilmuoti jį dirbantį, o ne tupinti. O vaikučiai laukia namučių važiuoti. Važiavom parduotuvę, tai džiaugias mane, kad jau namo važiuoju. Bet mes važiavom dantų nusipirkti. Va, užsilipęs. Vėjas labai didelis. Dabar gerai, jam tenais nesijaučia. Jisai papiškai viskas sušlapo, bet jau susinešus vidų, kad tas sušlapti dar labiau. Nu, gerai, savo pasitė. Dabar grįšim į Klaipėdą, pritėksiu tos tyšės su žolelėm ir pagulės. Šiandieną čia oras nekos. Lapė matei šiandien labai gražią. O, fišės leidęs Liutauras. Nu, neblogai sako šiaip. Pasidarau šitą sieną, šitą ir šitą. Dabar darau lubas. Čia va. Pasibaigiau, tą pasibaigiau ir šitą pradėjau dabar. Ir einu į šitą pusę ir toliau. Man biški baugiai atrodo ten jisai. Bet tikiuosi nenukris. A? Galima pervesti kopėčius.